Labas rytas ir dabar turim labai ankstų rytą. Taip, po 6:25, beveik 6:30. Ir šiandien laukia mūsų tikrai netrumpas kelias. Bet jau mūsų atostogos dėja ir baigėsi. Bet šis video dar nesibaigė. Tai dar šis video, kur dabar, jūs jeigu žiūrit šitą video, tai jau daugiau video nebebus. Tai jo. Tai dabar varau pasitikrinti viską, skročmukės į mašinas, tvarkyt ir lėksim link Lenkijos. O taip. Šios daiktus ir sėdėsiu paskutinką nepatogiai, bet ilgai. 2 paras. Tai vat. Tai dabar turbūt judam, išsičekinam ir važiuojam link Lenkijos arba dar link Austrijos. Tai lekiam. Laukiam, kol galėsim susimokėti kelių mokestį. Ate Kroatija, sveika Slovėnija, jau 3 kartą. Tiesiog nice. Jeigu štuka 500 iki Lietuvos, tai Bet mes aišku naktį nevažiuosim. Tai mes darysim taip. Šiandien važiuojam iki vakaro, vakare stojam, nakvojam, anksti keliamės, lekiam į Trakus. O Trakuose čilinsim. Ilsėsimės po šių atostogų, kurios tikrai nebuvo lengvas, daug viršūnių, daug žygių, daug kalnų. Aišku, daug ir nusibrozdinimų, bet vis geriau daugiau patirt, kas tas nusibrozdinimas. Užgijus beveik, aišku, kadangi vakar čia dar susilupau prie jūros, tai Žiūrės, kokia savaitėlė bus viskas nice. Nes kai ten nuo kalno nužito biškį, tai tada jo, tai ten neužgijo per savaitę gal, bet ten didesnė žaizda. Tai va. Nežinau, biškį čia dabar. Tai vaikšto pirmyn atgal ir sunaskoja, nes baisiai man ją skauda. Tai jo, skauda, kai sėdžiu, todėl reiko man mažiau sėdėti. Kas čia per ženklai? Mato tokių ženklų? Pirmą per gyvenimą. Sargiai gali būti varžtų, nepalik daiktų ant sėdynės brangių, nepalik atidarytis bagažinės, jo. Kai mėgi uždaryti langą. O tai čia, aišku, esminės taisyklės. Čia logiška, blemba. Tai tu palik bagažinę, išėjai nors ten puskelį ir tai aišku, kad tu grįši pusę. Tai vat, tai gerai, turbūt jau reik lėkti, kiek čia galim vaikščioti. Važiuojam, lekiam. Slovėnija ir sveika Austrija. Labą dieną. Mes sustojam Austrijoje. Nuo salaus.
čia. Sėdam. Biškį sustojom. Jo. Sustojom. Ir sustojom antrą kartą Austriją. Jo. Austriją, aišku, ilgai mes važiuojam. Sveika, Čekija! Reik šmokt, bet vietoj, o paprasčiausiai pajudėt. Jeigu iš karto nepavyks, čia nėra bėdos, o paprašyti, paliudėt, neliūdėt. Išsom, pravėna diena atvirais langais, kaimynai lydo įdučių takais, nusėdė paruse vienas, suokus nusėdė iki parčių. Iki dar tol, kol neateis rugsėjis, šypsos veidai nuo žurnalų, švietieji virš debesų pro langus žiūri, tirpsta žvakės ant stalo, jūreiviai grįžta namo, o mes prie jūros. O mes prie jūros. Žydrakis berniukas, susijęs kariukas, trečią golfą vairuoja, paneles atakuoja, elemo visą nešiojas pastate, mėgsta valgyti kebabus ir svajoja apie štatus, svajoja apie namą ant ežero kranto ir kad olele pupytės į nuolaidas lanko. Šitą susapnuoti tik tu tai gali, nes irgi daugiau nei 100 niekada neturėjau. Svajoji, kęstutis sapnuoji, mažutį 10 klasių baigi ir pasikeitė planai. Ant kumelės baltos penelopene ant jos gyvenimas kaip nerimas. 3, 2, 1, Lenkija! Paskutinė šio kelionė į valstybę. Taip, ne kas kita, bet pusiaukelė iki Lietuvos. Nejuokauju, nejuoku sakau. Tai dabar žodžiu, mes atlėkėm į tokią chatą. Jin yra labai maža, mums reikia miegot. Žodžiu, dabar turim beveik 9 pagal lietuvišką laiką, tai gyvenam pagal nelietuvišką, žodžiu. Baisu. Pagal mūsų 6. Kaip ir blogai, kaip ir gerai. Anksti, bet nebaisiai. Tai va, dabar lėkiu į vidų, išsikraunu šmutkes, varau kratis ir lėksim miegot. Na, manau, tikrai būtų pati proga čia yra sveikint. Na ką, o dabar į peržiūrėti videoską iki galo, paspausk like, jei kas nors sudomino, parašyk komentarą, būtinai paspausk subscribe ir susitiksim tikriausiai kad už keletos dienų. Iki!